Gavau žinutę, žinai, iš buhalterės, tipo, kad pas mane į nuostolį šitie metai nuėjo. Turėjau paprastą samdomą darbą nuo 9 iki 6 ar nuo kiek ten. Pasiėmiau paskolą būstui ir išėjau iš darbo. Tada pirma mintis turbūt yra daugiau darbų apsiimti, bet tie daugiau darbų tave... Alarigas. Koks čia kompas pas tave, ne MacBookas? Čia mano mergautinis. Bet dėžė tai nemaža, tipo, kad, tipo, atrodo, kad, žinai, daugiau negu vienas Turtų kaputas. nemaža būdavo dėžė. The seat of the Archdiocese of Madrid. Construction began in 1883 and it finished almost a century later. Nežinau, when it was ar completed ten in yra ką 1993. Kelios sekundės Jo, jo. kai kuriuose vietose yra. Sakai, didelė dėžė, man tai neatrodo, kad didelė dėžė. Aš filmuoju, kaip filmuoju. Darom. O. Testeris kažkoks. Paskapink pats. Ir tave net atsukau. Kvepia moteriškai, baig. Aš nematau, kur pjaut. Neatskirsiu venos nuo dėžės po to. Ai, čia dashboard cleaner. Aš sakau, tas keistas kvapas, biški. Ir aš vėl sugrįžau, kaip matot, pas Mantą į ofisą. Ir aš turiu Mantui klausimų, biški. Klausimų? Trukdysiu aš jam, jo. Žiūrėk, kai tu išėjai, nusprendai, pasiėmei paskolą būsto ir tada išėjai iš įmonės. Ar tu turėjai jau klientų ir buvai pasiruošę šitai srity, ta prasme, ant ko eisi, ar ne? Ne, čia buvo visiškai jolo, nes ta prasme, turėjau paprastą samdomą darbą nuo 9 iki 6 ar nuo kiek ten. Pasiėmiau paskolą būstui ir išėjau iš darbo. Tas gal ir pastumėjo, kad nėra kur dėtis. Arba tada tu grįžti atgal į CV banką ir ieškai kažko. Nes kartais pagalvoju, kad tas darbas, ta prasme, dirbdant paprastą samdomą darbą, tu idealizuoji šitą pasaulį, kur tu neturi kažkokio griežto grafiko, dirbi kaip nori, ten visur atrodo keliauji ir panašiai. Bet dabar pasižiūrėjus, tai tas samdomas darbas yra toks paprastas, saugus, nes, tu dirbi tiesiog kažką. Jo. Tai čia yra, daug sunkiau. Nuo kokios 11 valandos. Jo, ir aš nieko nepasidariau. Nieko nenuvedas laisvas grafikas, ta prasme. Tai va, apie rimtus dalykus dabar, žodžiu, kalbant. Palauk, aš noriu vieną intervą padaryti. Gavau žinutę, žinai, iš buhalterės, tipo, kad pas mane į nuostolį šitie metai nuėjo. Pirmą kartą tokį, vieną galvoju, what the fuck, čia blogai, tipo. Sako ne, bet sako, jeigu kartosi, sako, tai kelis metus iš eilės, sako, reiktų susimastyti. Aš toks, tipo, gerai, žinai. Bankrotas, ką daryti tada, žinai, tipo. Bet čia naujiems žmonėms šitas dalykas, man atrodo, aktualu yra, žinai, kad visi žmonės, tipo, žinai, kol pradeda, aš įsivaizduoju, ima visus darbus iš eilės tada, žinai, tipo, ir nori imt tą. Ir kai tai daug nišų pasiemi ir negali kokybiškai, fokusuoji kažkokią nišą ir negali kokybiškai padaryti tų darbų, žinai. Dėl to, pavyzdžiui, buvo pirmas perdegimas, pirmas, už tikas yra paskutinis, tipo, žinai, bet dėl to, kad tiesiog tiek daug darbų prisiemi, žinai, visokių skirtingų ir tiesiog nespėjai padaryti, nes tu realiai, žinai, grįžti, montuoji, ta kitą tai vėl atsikeli, filmuoji, montuoji, tarsi ir taip vieną iš dienos einas, taip, žinai, ir toks be sistemos visiškai. Aš tai pasakysiu, kad, to filmavimo ir montažo pas mane stipriai apmažėję yra. Kas sunkiausia, aš manau, suprast, kad tu pradėjęs šitą dalyką nebūsi, tik nefilmuosi ir nemontuosi tik tai. Klientai, bendravimai, sąskaitų išrašymai, dokumentai, sutartys. Jeigu yra laisvo laiko, tai ir klientų paieškos. Tai žinai, klientų paieškos yra įdomiausias dalykas, žinai, ta prasme, nes tu, žinai, iš tų dalykų niekada nesupratau ir dėl to sakau, kad vėl man kaip nuo pradžia tokia, nes aš kaip, pavyzdžiui, išėjau iš samdomo darbo, tai aš turėjau klientą, nes tas pats darbas, kuris mane, tipo, sako, iki čia, žinai, neišmetė tarsi, bet sako, va, mes būsim tavo klientas dabar, žinai, ir toks, tipo, jau palengvino viską, žinai, kur aš turėjau nuo mėnesio iki mėnesio kažkokį, tai, žinai, saugumą. Jeigu tu nekeli kainų, viskas brangsta, aplinkui tau reikia automatiškai daugiau pinigų, nes ir pats augi ir plėtiesi. Taip. Tada pirma mintis turbūt yra daugiau darbų apsiimti, bet tie daugiau darbų tave... Jis pastus uždaro, žinai, ta prasme. Toks uždaras ratas gaunas, taip, tas pats, tipo, nuo 9 iki 5, tik tai, žinai, nėra, kad tu, žinai, 6 valandą namo eini, o čia gaunas, kad tu, žinai, nuo 9 iki 5 tas ratas, kur negali tiesiog išeiti, žinai, nes nuo to rato priklauso tavo pragyvenimas, tipo, žinai, ir tas ir žiaurų yra iš tikrųjų. Ne nuo 9 iki 5, nuo 9 iki
9, 12 12, jo, ir po to vėl atsikeli. Smagiausia šitas darbas yra, aš manau, pačioj pradžioje, kai neturi jokių įsipareigojimų ir viską darai tiesiog dėl to, kad tau patinka. Jo. Nes dabar irgi aš darau dėl to, kad man patinka, bet kaip sakiau, atsiradę yra daugiau dedamųjų, nes, tarsi, tai vis tiek... Verslo valdymo dalykai, žinai, kas ne Jo. tik menas yra, žinai, ne. Dažniausiai mėnesio pradžios ir savaitės pradžios, tai būna va, ten pirmadienį, antradienį. Dažniausiai būna, kad net neatsidarau jokių projektų, nieko nemontuoju. Tai būna tiesiog bendravimai, Jo, skambučiai, idėjų aptarimai, nes per savaitgalį būna dažnai marketingistai susigalvoja kažkokiu tai idėjų. Jo. Tada pirmadienį prapičina pas save ten kažką, ir tada jau bendravimas su manim vyksta. Tai va, imkit, darykit ir judėkit į priekį. Jo, nu ta prasme, žinai, kad ir kaip baisiai čia skambėjo, ką pripasakojom, bet nepabandžius nesužinosiu tokio dalyko turbūt, žinai. Tai va, gerai, užtenka čia bazarė. Varom dirbti.